SIP struktūrinės izoliacinės plokštės nėra naujiena. Šiam statybos būdui jau beveik 100 metų. Šis sausos statybos būdas gerokai sutrumpina namo statybos terminus, atitinkamai sumažindamas ir paties namo statybos kainą. Jungtinėse valstijose SIP statyba yra vienas iš populiariausių statybos būdų ir rodo stiprią augimo dinamiką. UAB Bakūžė LT SIP skydinio namo statybos koncepcija gerokai skiriasi nuo įprastos. Mums SIP skydai yra vienas iš universaliausių ir patikimiausių sienų statybos būdų, o tai leidžia pagreitinti ir atpiginti statybą. Namo statyboje naudojame įvairias medžiagas, kurios geriausiai išpildo projektų užduotį ir leidžia sukurti namo šeimininkui maksimalų patogumą. Universalus medžiagų naudojimas užtikrina itin sudėtingų projektų įgyvendinimą. Pastatę šimtus namų, mes sukūrėme itin stiprių konstrukcijų SIP namą, kuriame yra betonuojama antro aukšto perdanga. SIP plokštės naudojamos įrengiant sienas, stogus ir grindis. Su SIP skydais lengviausia pasiekti aukštą energetinį A++ efektyvumą. Skydai pagal projektą supjaunami milimetro tikslumu gamykloje, atvežami į objektą ir čia surenkami, nenaudojant galingų kėlimo mechanizmų. Apšiltintą namo karkasą keli žmonės surenka per kelias dienas. Skydiniai namai iš SIP plokščių yra lengvi, dėl to jiems pakanka paprastų juostinių arba plokštuminių pamatų. SIP skydiniam namui yra padarytas polinis rostverkinis pamatas, yra įgilinti poliai, kampas ir kas 2 metrai priklauso gylis polių ir atstumas tarp jų nuo projektuotojo, tai yra nuo grunto, kiek bus paskaičiuojama. Teritorija nuimtas yra augalinis gruntas ir užpiltas žvyro, kuris yra sutankintas ir ant sutankinto grunto yra padėtas ekstruzinis polistirolis, ant kurio yra dedami blokeliai. Blokeliai nėra mūrėjami tarpusavyje, jie sudedami, įdedama viduje armatūra. Armatūra gali būti stiklo pluošto, bazalto, gali būti metalinė armatūra, surišama armatūra ir užpildoma yra betonu. Kai betonas sustingsta, yra papildomai apšiltinamas pamatas tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Pamato plotis yra 20 cm, užpildytas betonu, ant jo yra dedama hidroizoliacija, čia yra dedama hidroizoliacija, galima naudoti ir tepinę hidroizoliaciją. Atsakingiausias darbas bus padėti apatinį vainiką, siją, pagal kurią vėliau bus dėliojami visi skydai. Sija vainikinė jinai yra dedama taip, kad uždėjus SIP plokštę, jos kraštelis būtų ties betono pamato krašteliu. Tarp apatinių sijų paliekamas tarpelis tiek, kad įlystų OSB plokštė. Sijos tvirtinimo tankį nurodo konstruktorius, dažniausiai tai būna 1 metras. SIP skydai montuojami labai paprastai. Kiekvienas skydas gamykloje supjaunamas pagal projektą ir pažymimas numeriu, kuris nurodytas konstrukcijų projekte. Skydai yra lengvi, juos nesunkiai nuneš keli montuotojai ir įstatys į jiems skirtą vietą. Pagal išmatavimus išpjaunamas klijuotos medienos statramstis. Jis įstatomas į SIP plokštę. Papildomą sandarumą suteikia purškiamos statybinės putos. SIP plokštė prie statramščio pritvirtinama vinimis arba medsraigčiais. Didžiausia atsakomybė pastatyti pirmas plokštės, pagal kurias bus dėliojamos kitos. Į jau pastatytą plokštę įstatomas statramstis, pritvirtinamas ir prie jo jungiama sekanti plokštė.
Tai tarsi lego suaugusiems. Skydus galima nesunkiai surinkti ir savarankiškai, turint bent šiek tiek statybinių įgūdžių. Konstrukcijos stabilumą užtikrina klijuotos medienos konstrukciniai elementai. Klijuota mediena išlaiko geriausias laikančiasias medienos savybės ir minimaliai keičia savo parametrus. Kadangi skydai supjaunami gamykloje, lieka itin mažai atliekų. Šį nedidelį atliekų krūvelę susidaro surinkus apie 100 m2 namą. Uždengus stogą montuojami langai. Skydiniam namui nėra sudėtinga sumontuoti didelius vitrininius langus. Čia sumontuoti yra mediniai langai. Kiek daugiau darbo bus, kadangi atskirai montuojamas yra medinis profilis ir stiklo paketas, tai jį įdėjus reikės papildomai uždėti silikoną. Montavimo putos bus apsaugomos specialiomis juostomis, dedama išorinė ir vidinė juosta. Atstumas tarp lango ir angokraščių iš šonų yra apie 1,5 cm, apačioje 2 cm, viršuje kiek daugiau galima palikti. Tvirtinimas lango vyksta su specialiais laikikliais. Čia yra plastikiniam langui, čia yra mediniam langui. Skydų jungimo vietos yra potencialūs šilumos tilteliai. UAB Bakūžės technologija ant išorinių sienų klijuojamas papildomas šiltinimo sluoksnis, kuris gali būti iš polistireninio putplasčio arba akmens vatos plokščių. Tai leidžia izoliuoti šilumos tiltelius ir užtikrina idealų sandarumą. Skydinio namo stogas gali būti tiek plokščias, tiek šlaitinis. Stogą galima įrengti iš tų pačių SIP skydų. UAB Bakūžė naudojo technologiją, kai stogas apšiltinamas purškiant poliuretano putas. Taip galima užtikrinti idealų sandarumą sudėtingose sienos ir stogo sandūrose. Stogas montuojamas ant murloto, kuris pritvirtinamas prie laikančiųjų klijuotos medienos stogų ir papildomai sujungiamas su SIP skydais. Taip gaunama vientisa ir stabili konstrukcija, galinti atlaikyti net betoninę perdangą. Kanalizacijos vandentiekio ir elektros įvadus patogiausia pravesti po grindimis. Tolimesnė instaliacija vedama po gipskartonio sluoksniu. Patalpos viduje išlyginimas vyksta keliais etapais. Pirmasis etapas yra išlyginimas, po to vyksta tankinimas, po sutankinimo dar kartelį pilama kiek žvyro ir išlyginama galutinai, klojamas polistireninis putplastis, kuris A++ klasėje turi būti mažiausiai 30 cm storio. Ir visą tai reikia padaryti, žinant, kokiam aukštyje bus grindys, kurios gali būti juodgrindės daromas betonuojant arba iš gipskartonio grindinių plokščių. Ir dar reikėtų paskaičiuoti ir pačias grindis. SIP skydiniam namui reikės nedaug energijos šildymui. Tinkamiausias sprendimas yra grindinis šildymas, kurio energiją tiekia šilumos siurblys. Šildymo vamzdeliai išdėstomi šildomose zonose. Ant jų pilamas smėlbetonis, kuris išlyginamas ir tampa pagrindu grindų dangai. Šildymo vamzdeliai prijungiami prie kolektoriaus, kuris bus sujungtas su šildymo sistema ir jos valdymu. Fasadas gali būti vėdinamas arba tinkuojamas. Įrengiant vėdinamą fasadą galima naudoti klijuojamas akmens vatos plokštės arba lamelės. Tinkami visi apdailos būdai. Fasadas gali būti tinkuojamas tiesiai ant polistirenio putplasčio sluoksnio. Galima klijuoti klinkerio ir kitokią apdailą. Šio namo dalys atvyko į objektą nuo projekto pateikimo per 50 dienų. Apšiltinto karkaso surinkimas truko 4 dienas. Stogo įrengimas užėmė dar savaitę, langai užėmė dar kelias dienas. Vidaus ir fasado apdaila, inžinierinės komunikacijos užims dar nuo 2 iki 6 mėnesių. Įrengtą SIP skydinį namą bus sunku vizualiai atskirti nuo kitais būdais pastatyto namo. Ypač galimybės praplečia UAB Bakūžė LT naudojamas kompleksinis įvairių medžiagų ir sistemų derinimas. Tada architektūriniai sprendimai SIP skydiniam namui tampa beribiai. SIP skydinio namo technologija patikima ir patikrinta laiko. Esame pastatę 100 namų ir turime gerus šeimininkų atsiliepimus. Kai turėsite projektą, susisiekite su mūsų specialistais ir greitų laiku jūsų sklype jau stovės jūsų svajonių namas.
Ačiū, kad žiūrėjote šį filmą. Prenumerata dešinėje. Laukia daugiau edukacinių filmų. Iki kito susitikimo. Sėkmės.